Šią savaitę truputį susirgau, tai dingus buvau iš eterio, bet šiandien yra labai gera diena, nes gavau siuntą, tai išpakuokime drauge ir pažiūrėkime, kągi aš čia gerą gavau. O gavau tikrai gerų dalykėlių. Ir manau, bus laimingi pagaliau mano klientai ir klientės, nes galės džiaugtis savo naujais dalykėliais. Taigi, gavau žiedo formą, kuri yra laisva ir turi dar vieną vietoje. Tai jeigu norėtumėte įsigyti žiedo formą ir gaminti saldžius ir sodžius patiekalus, daugybę plus receptą siūšiu, tai galite įsigyti, nes turiu vieną laisvą, tokią pat oranžinės spalvos. Tada turiu pietų dėžutę su 3 skyreliais. Čia nelabai matosi, bet vienas per pusę padalintas ir ten 3 skyreliai. Ir turiu laisvą dėžutę, tai jeigu norėtumėt, galėtumėte įsigyti. Taip pat turiu tokių mažų austriukų. Jeigu norėtumėt laisvas, galite įsigyti. Netgi jie yra 2 vienetai. Tokie žalsi, labai gražus, su Tupperware naujų logotipų. Tablai tinka tomoms kaip man, nes T raidė. Toliau, ką gavau? Žirklės klientai, bet jeigu norėtumėt, galite parašyti, surašiau jums taip pat akcinę kainą. Tada gavau šitą jau savo dalyką, tai jums iš karto ir parodysiu, kas čia per daiktas. Kadangi aš ilgai laukiau, kadagi atsiras Tupperware ir kompanijai toks dalykas. Čia yra skirtas tokiam grafinui, kuris šitą mėnesį pardavime, toks yra, bet ne tik. Jeigu nori padaryti arbatą ir tų žolių nebūtų podelyje ir panašiai, tai tiesiog tau reikia paimti į vidų, įdėti žolelių ir tiesiog įdėti ant podelio ir ko puikiausiai viskas pavyks. Čia taip padedi nuvarvėti. Aš labai norėjau tokio dalyko ir galvojau, kur man rasti, nes aš labai dažnai, kai vėsesnis oras būna arba kai sergam, darau arbatas ir mane kartais atsibosta. Pavyzdžiui, kokios ramunėlės ar bet kas kitas, tokie maži, kuriuos reikia gerti. Tai dabar pagaliau turėsiu ir šį mėnesį yra su nuolaida. Aš pirkau be nuolaidos, nes labai norėjau, bet šį mėnesį yra netgi su nuolaida ir galite sutaupyti. Principas tas, kad taip įdedat į podelį ir paskui padedat, kad nuvarvėtų. Išbandysiu tikrai pasidalinti su jumis. Toliau yra klientės turžiukas mažas iš praeito mėnesio akcinis. Jeigu norėtumėt, galiu rasti taip pat akcinę kainą. Tada yra sviestinė samba balta graži. Sviestą laikyti arba kokiam paštetui ar dar kam nors. Mes valgom veganišką sviestą, tai aš laikau asmeniškai sviestą. Toliau yra tokia maža gertuvėlė, kiek čia mililitrų? 310 mililitrų talpos su antkemšamų dangtelių, laisva, jeigu norėtumėt, galite įsigyti. Toliau yra, kas čia? Tai va, silikoninis maišelis skirtas tom mikrobangiai, orkaitei, šaldiklyje arba tiesiog nešti, pasikabinti yra tokia rankenėlė. Turiu 2 vienetus pardavime, tai jeigu norėtumėt, galite įsigyti ir turiu geltoną mažesnių šis. Taip pat radau dar vieną tokią 310 ml gertuvę, jeigu norėtumėt, galite įsigyti parašydami žinutę. Jinai atkemšama, labai patogi. Toliau yra Tupperware pjaustyklė, kurią aš išreklamavau taip, kad įsigijate nemažai. Tai jeigu norėtumėt, galite įsigyti dar, nes turiu 2 vienetus laisvus. Labai džiaugiuosi jomis, kad jūs džiaugsitės ir pjausit labai lengvai. Taip pat dar yra pas mane kas? Didžiulis kalnas iš tikrųjų brošiūrų. Labai mėgstu dalinti jas, kad vartytumėte rankomis, o ne PDF formatu. Tai kalnas brošiūrų, dar čia yra labai daug. Taip pat yra katalogų įdėta. Dar yra silikoninė mentelė, kuri labai patogu viską maišyti, apverstinti iš tešlos ar kažkokio dubenio, išgrandinti visą, kad nieko neliktų. Dar yra pietų dėžutė taip pat, kuri praeitą kartą linaus 3 skyrelių, labai gera. Mano vaikai mėgsta užkandžius nešti su šita būtent dėžutė į mokyklą. Labai yra patogu. Taip pat dar yra gertuvė.
Išskirtinė gertuvė tuo, kad turi savyje šiaudelį. Jis tokia iš plastiko kitokio pagaminta negu įprastai, nes yra skaidrus. Turi savyje dangtelį specifinį tokį su anga skirtą įdėti šiaudeliui. Ir šitos gertuvės principas labai paprastas. Kai nori gerti, atidarai ir tiesiog atlenki ir geri įprastai, kai ypač vairuoji ar kažkur prieki ar leki, labai bus patogu, nebereikės išsivežti. Tai turiu pardavime, jeigu norite, galite įsigyti taip pat. Tai manau, toks mano unboxas, dar yra kalnas šitų nerealių pjaustyklių, dėl kurių esu labai laiminga, kad jūsų tiek daug norėjo. Tai jeigu norėtumėte Tupperware gaminių, parašykite žinutę ir būtinai susisieksiu su jumis ir galėsiu išpildyti jūsų svajonės, kad ir kokios būtų su Tupperware gaminiais.